ir kas įkvepia gyvenimui. Šiandien man nepaprastai malonu pristatyti mūsų viešnią ir svečius, o tiksliau šio renginio šeimininkus. Tai mano rankose laikomos knygos herojė, pagrindinė moterį, gerbiama Irena Veisaitė. Šios knygos autorė Aurimas Šveda ir šio vakaro, šios popietės renginio moderatorių daktarą Mindaugą Kvietkauską. Tai daugiau nekalbėsiu, tiesiog perduodu žodį jums, mielieji. Na, o mums visiems linkiu gražių susitikimų su knyga, gražių pokalbių ir gerų įspūdžių. Viena iš priežasčių, kai išgirdau šiandien iš Aurimo Švedo pasirinkti šią erdvę, buvo būtent šitas sąskambis, skaidrumas. Irenos Veisaitės pasakojimas, autobiografinis pasakojimas, jos intelektualinė biografija, sakyčiau, buvo labai ilgai lauktas dalykas, ilgai laukta knyga. Apie Irenos Veisaitės gyvenimo kelią, gyvenimo patirtį ir apie jos kontekstus, apie jos nuostatas, apie jos laikyseną buvo žinoma be abejo iš jos pokalbių, iš jos interviu, iš jos labai šilto ir aktyvaus bendravimo su daugybė kultūros žmonių, bet visiems tas lūkestis buvo. Kada visa tai, kas supa jos asmenį, virs tekstu, buvo aiškus jausmas, kad Irena tai yra labai stiprus vidinis tekstas. Klausimas, kada ir kaip tas tekstas bus užrašytas. Jau laiko praeičiai, nes gyvenau dabartimi ir galbūt tai ir mano charakteryje, nes man labai rūpi tai, kas vyksta šiandien. Ir mane daug kas kalbino rašyti, bet aš atsisakydavau, į praeitį grįžti nenorėdavau, todėl kad visų pirma tikrai neturėjau laiko, antra vertai gana skausminga. Kartais būna. Taip jau labai įsigilį. Nu, bet pasiekiau garbaus amžiaus ir štai ateina pas mane Aurimas ir siūlo man rašyti knygą. Galbūt jau pribrendo laikas, galbūt jis sukėlė man tokį pasitikėjimo jausmą, nes aš netaip jau lengvai atsiveriu. Bet mūsų tie metai, tai buvo faktiškai knyga buvo kuriama 4 metus, mes kalbėjome daugiau kai negu 3 metus ir per tą laiką tikrai susidraugavom. Ir aš esu laiminga ne tik tai knyga, bet ir tai, kad aš radau gyvenime labai puikų, labai gerbiamą ir mylimą draugą. Ir šitoj knygoj, kurie tikrai mano gyvenime suvaidino didžiulį vaidmenį. Nu, bet aš turiu pasakyti, kad Jacovskis mane nugalėjo. Kad knyga pasirodė tikrai padaryta labai apgalvotai. Ir aš suprantu jo sumanimą, tikrai, ką jis parodė ir esu labai dėkinga. Ačiū. Ačiū Jums už progą. Ačiū, aš manau irgi, kad rezultatas puikus, bet skaitytojai, aišku, spręs ir patys įsitikins. O dabar norėčiau truputį, aišku, mes negalime aptarti, knygoje aptariamos visas tavo gyvenimas, 4 epochos, kaip labai gražiai pratarmėje Aurimas apie tai rašo. Tai yra tarpukaris, pirmoji sovietų okupacija, nacių okupacija, sovietmetis ir nepriklausomybės atkūrimas ir įtvirtinimas. Ir tai yra iš tiesų labai labai platus barai, mes galėsime galbūt kažkiek tik tai prisiliesti, labai giliai kiekvieną negalėsim panirti, bet pirmas mano klausimas būtų Irenai, tu sakai, kad tau atspirtis labai svarbu, atspirtis buvo tarpukaris. Ką tai reiškia? Vis pasikartotos, mano atskaitos taškas man buvo geriau, aš turėjau atskaitos tašką ir mano atskaitos taškas buvo tarpukaris. Ką tai reiškia? Mane, ačiū Dievui, suformavo ne sovietinė ideologija, ne Stalinas, ne
Leninas mane suformavo Šapoka, jeigu norit žinoti. Todėl ir ne. O Aurimo knyga, tai čia jau kitas dalykas. Aš labai dėkinga likimui, aš be galo dėkinga Aurimui. Mes dėkingi Audrai, taip. Ir aš turiu pasakyti, kad labai abejojau dėl to. Aš niekada neturėjau laiko praeičiai, aš visada gyvenau dabartyje, ypatingai kai mes tapom nepriklausomi, aš jutau, kiek daug reikia padaryti. Ir tas ėjimas į praeitį man buvo kaip ir ženklas, kad jau reikia atsisveikinti su gyvenimu, todėl kad tai jau paskutinis tavo tarytum žingsnis. Bet man su Aurimu buvo ypatingai įdomu kalbėti, todėl kad jų klausimai niekad nebūdavo banalūs, jie priversdavo mane galvoti ir žinot, gana įdomu yra atsigręžti atgal ir pagalvoti apie tai, o kągi tu nugyvenai, o kągi tau iš viso tas gyvenimas davė, ar ką tu jam davei, prisiminti labai brangius žmones,